Sveiki sugrįžę į Parkside dirbtuves. Mano vardas Dantesas, o šiandienos Tool Talk rubrikoje kalbėsime apie naują 12 voltų Parkside Performance siaurapjūklį. Dėl kompaktiškos konstrukcijos ir akumuliatorinio veikimo, šis pjūklas yra idealus pagalbininkas pjaunant sunkiai pasiekiamose vietose. Palyginti su įprastu, Parkside 12 voltų siaurapjūkliu, jis turi 10 kartų ilgesnį variklio tarnavimo laiką, 400% didesnį aliuminio pjovimo našumą ir 12% didesnį eigos ilgį. Tai tikrai įspūdinga. Lagamine be paties įrankio rasi medžio pjūklo ašmenis, metalo pjūklo ašmenis, lygiagrečią atramą ir jungti išoriniai dulkių siurbimo sistemai. Parkside Performance siaurapjūklis yra suderinamas su visais X12 Volteam serijos akumuliatoriais. Įdėti ir pakeisti pjūklo diską labai paprasta. Pasukame dangtelį, atlaisviname tvirtinimą, įstatome pjūklo ašmenis, tikriname sukibimą ir pirmyn. Įdėkime akumuliatorių ir padarykime bandomąjį pjūvį. Jei turi po ranką dulkių siurblį, gali prijungti žarną ir išjungti pūtiklį. Jei ne, palik jį įjungtą ir vis tiek bus laisvas pjovimo paviršius. Gerai, pirmyn. Kol kas nieko nematyti. Pirmiausia, turi paruošti įrankį. Tai parodys LED lemputė. Ir dabar gali pradėti. Švarus pjūvis. Kad būtų lengviau pjauti per tokį didelį skerspjūvį, tiesiog įjungiu švytuoklinę funkciją. Pereikime dabar prie šios puikios dalies, lygiagrečios atramos. Ją galima montuoti abiejose pusėse, o naudodamasis skale galiu tiksliai nustatyti reikiamą plotį. Patikrinkime tai. Aukštos kokybės ir be įtrūkimų. Norėdamas pjauti kitas medžiagas, pavyzdžiui, aliuminį, pirmiausia pakeičiu pjūklo diską. Tada reguliavimo ratuku nustatau pjovimo greitį. Taip galima pjauti su Parkside Performance akumuliatoriniu siaurapjūkliu. Turi klausimų apie šį prietaisą? Parašyk juos komentaruose. O nuorodą į produktą rasi aprašyme. Taigi, niekas nebestabdo tavo kito projekto. Nepamiršk prenumeruoti mūsų kanalo, kad gautum daugiau patarimų ir pamokų. Iki kito karto. Tau pavyks.